Sveiki, mano vardas Sizo. Noriu pristatyti savo kanalą, kuriame leisiu sužinoti daugybę paslaptingų ir įdomių dalykų. Dalykų, kuriuos sužinojau dirbdamas Lietuvos teisėsaugoje. Teisėsaugoje, kuri kaip ir dauguma sistemų nepriima žmonių, kurie nenori aklai paklusti ir užmerkti akių prieš neteisybę. Būtent todėl ant mano veido matote kaukę, kuri tikiuosi leis man pasakyti dalykus, nebijant sistemos puolimo ir galimos kontratakos. Mano kanalas yra skirtas žmonėms, kurių smalsumas nėra patenkintas veiksmais, vykstančiais aplink juos. Veiksmais, kuriems patys ieškote paaiškinimų ir priežasčių. Čia tyrinėsime giliai paslėptus faktus ir intrigas. Šiame kanale jūs susitiksite su paslaptingais žmonėmis, nepažįstamais reiškiniais ir tuo, kas lieka už vadinamosios širmos. Aš ilgiau nei 10 metį praleidau dirbdamas Lietuvos teisėsaugos sistemoje. Tai buvo laikas, kai aš įgijau ne tik darbinės, bet ir gyvenimiškos patirties. Susidurdavau su įvairiais anatominiais ir kriminaliniais veiksniais, kurie nebūdavo prašyti mokymosi vadovėliuose. Tai buvo laikas, kai savo kailiu mokiausi skaityti žmogaus mirtį, analizuoti įrodymus ir įsitraukti į nusikaltimus, kuriems nėra lengva rasti racionalių atsakymų. Tačiau po paskutinių įvykių nusprendžiau palikti šį darbą ir pradėti savo naują kelionę kita kryptimi. Dabar, kaip šio kanalo autorius, sieksiu kurti turinį, kuris jums atvers akis. Akis, kurios pagal nustatytas dogmas turi būti užmerktos į dalykus, kurie nepatogus ir per daug kontroversiški. Aš esu ne tik profesionalus, bet ir entuziastingas tyrėjas. Nuo šiol dėsiantis visas pastangas, kad jums būtų pristatytos tik patikimos ir intriguojančios istorijos. Taip pat visada stengsiuosi išlaikyti balansą tarp objektyvumo ir emocionalumo. Emocionalumo, kurį per tiek metų teko dusinti ir nustumti kaip netinkamą savybę darbui. Tai yra mano įsipareigojimai, kuriuos aš esu pasiruošęs jums įrodyti. Įdomu? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk turinio, kurio Lietuvoje dar niekas nedrįso kurti.